Sveiki gyvi, visi prisijungę į šiek tiek kitokį podcastą apie žvejybą. Tai su jumis sveikinasi ir kanale Žvejo svajonė ir Žvejo tribūnos Fiderio antros komandos Facebooko puslapyje matyti, ar ne? Ir Žvejo tribūnos puslapyje. Facebook'e. Ir turbūt kitur, kur tik tai matysite. Tai žodžiu, norėjom padaryti podcastą, šiek tiek apsitarti apie planus artėjančią sezono, kas laukia, pasidalinti su jumis kai kuriomis mintimis apie artėjantį sezoną ir vandens telkinius ir visus kitus dalykus. Tai žodžiu, šalia manęs šiandieną yra Žvejo tribūnos antros Fiderio komandos kapitonas Laurynas Gegužis, sveikas. Sveikas. Kas dar nepažįsta. Na ir tada turbūt iš vis yra Lietuvoje žmonių, kurie nepažįsta. Tai ir Tadas Radžiūnas. Tai žodžiu, pradėkime tada nuo turbūt bazinių dalyko. Tai yra artėjantis sezonas ir komercinės varžybos, kažkokios išskirtinės. Gal, Lauri, gali pasidalinti apie artėjantį čempionato sezoną ir apie vienas varžybas, kurias irgi norėtųsi pasiminėti. Jo, varžybų šiais metais tikrai nemažai iš pat pavasario iš tikrųjų. Vienas pirmųjų ir vienas geriausių turbūt Lietuvos varžybų atidarymo sezoną, tai yra Grosgardeno varžybos, kurias rengia Žvejo tribūnos klubas Skirvytėje, kuris vyks šių metų balandžio paskutinį savaitgalį. Kas dar nespėtų įsiregistruoti, tikrai visi yra laukiami, prizai tikrai geri yra. Rėmėjai irgi gerus prizus įsigė, piniginiai prizai nuo mūsų klubo tenai. Tai tikrai nepabijokit ir užsiregistruokit, pasivaržysit ir viskas bus labai gražu, gerai. Jo, ir aš manau, kad dar Žvejo tribūna, kaip organizatorius varžybų, aš galvoju, tikrai labai aukštam lygyje organizuoja varžybas, tai galima pajausti visą tą malonumą. Pasistengiam. Taip, būtent. Aha, gerai, o tarkime apie artėjantį čempionatą? Artėjantis čempionatas šiais metais nusimato visi 3 etapai Skirvytėje. Iš tikrųjų labai įdomus bus Liepos mėnesio čempionato etapas, nes tada susijungia A ir B lygos. Ant vienos. Ir yra daroma būtent Skirvytėje. Tai nežinau, kiek iš tikrųjų B lygų yra komandų tentų, bet manau, kad virš 100 kokių 20-30 žmonių bus Skirvytėje. Čia antra, trečia betonkė, ar ne? Jo, čia greičiausiai bus taip daroma, aišku, nežinau, kaip organizatoriai iš tikrųjų tenai planuoja visą tą dalyką padaryti. Bet tikrai bus neblogai. Tas pats kaip ir turbūt prie Starfisho kokį tandemą, tenai žmonių tikrai bus labai daug susirinkusi. O kiti etapai, tai taip, jie prasideda birželio mėnesį per Joninės, tada Liepos mėnesis, kur bus įdomus, kai tikrai daug žmonių susirinks, ir rugpjūčio mėnesis. Kiekvieną mėnesį, manau, vis tiek ta prasme bus jau tenai skirtingos žuvis, skirtingos taktikos, bet daromas vien dėl to turbūt tie etapai, kad greičiausiai 25 metais, o gal ir 100% patvirtinta, kad bus pasaulio čempionatas Skirvytėje, tai reikia atrinkti tą komandą ir kad geriausi žmonės tikrai atstovautų Lietuvą ir neužimtų 25 ar ten prieš paskutinės vietos. Na jo, aš manau, kad lūkesčiai komandai turbūt Lietuvos bus pakankamai aukšti, nes vis tiek savas telkinys, ar ne? Namų sienos galbūt padės šį kartą. Taip. Supratau, labai smagu. Turbūt pirmą kartą toksai sezonas, kada yra vienas vandens telkinys. Aš kiek prisimenu Lietuvos čempionatą ir iš ankstesnių metų, kai dar nedalyvau, tai tikrai nebuvo taip, kad vienas telkinys būtų. Jo, ir šiais metais dar biškai mažiau tų varžybų gaunasi, jau 3 etapai, ne 4, nes visada standartiškai būdavo 4 etapai. Bet jeigu išrinkti geriausią žmogų, aš vis tiek manau, kad reikia iš 3 etapų, kad nebūtų jokio išmetimo, visi skaitiniai etapai ir kas geriausiai pasirodė 3 etapuose, vadinasi, tas tikrai sugeba ten gaudyti ir įsivertas turbūt būtų tos rinktinės. Sutinku. Tai nuo reiškia artėjančio sezono, kuris dar šiek tiek reikia jo palaukti, ar ne, turiu omeny čempionato sezoną. Norėčiau tada paklausti, kaip komandoje, aplamai, tarkime, matyt komandoje, kaip vyksta pasiruošimas artėjančiam sezonui, tai įsivaizduokime, tarkim, baigėsi 23 metų sezonas, ar ne, ir kaip dėliojasi komanda savo darbus tam, kad pasiruošti, reiškia, artėjančiam kitų metų sezonui.
Pagrinde vyksta darbas, jeigu iš ankstyvo pasiruošimo, tai jaukų atsirinkimai kažkokie baziniai, kuriuos mes mastom ateityje juos naudoti čempionate. Bent keletą receptų, užsisakymas visų tų jaukų, tada tie patys kabliai, visų smulkmenų susirašymas, testavimas įrangos, kiekvienas testuojasi atskirai, aišku, bet žiūrisi, ko trūksta ir panašiai. Ir susitikimas, bandymas, bendravimas tarpusavį. Aišku, darbų pasiskirstimas. Pirmas dalykas, ką padarom tik tai gavus informaciją dėl datų, kada bus čempionatas, tai rezervuojamės gyvenamasis vietas. Ir Iš karto? Taip. Realiai tai gaunam informaciją, ten sekančią dieną kartais net tą pačią, rezervuojam visam sezonui tas vietas, kur nakvosim, kad nebūtų problemų ieškant toliau. Plus, aišku, susitaupot papildomų pinigų šitą dalyką padarius. O toliau visa kita tai jau prieš etapus vyksta. Tai pasiskirstimas darbais, kas už ką atsakingas, jaukų maišymai, gyvų paruošimas. Na taip, čia jau toksai... Čia jau buitinė dalis. Buitinė dalis. Taip. O prieš sezoną dar turbūt vienas svarbus etapas yra rėmėjų paieška. Rėmėjai dažniausiai jau prasideda tik pasibaigus pirmam sezonui. Taip, bet taip, rėmėjų paieška vyksta, dirbam su jie pastoviai, tai kai randam, tenka pareklamuoti, padirbėti, bet ir gerai. Tai jo, labai gerai. Nu, verslas yra verslu, ar ne? Bet tikrai, kadangi ir pats jaučiau, nes buvau ir komandos sudėtyje, tai šiais metais tik tai nedalyvauju čempionate. Ir praleidžiu šitą sezoną, noriu pailsėti, noriu padalyvauti komandinėse varžybose, tai tikrai žinau, kad rėmėjai tikrai nemažai to vargo nuima, sakykime, nuo žvejų ir atpigina ir tas žvejybas. Be to ir be rėmimo, sakykime, ir su rėmimu, vis tiek tų išlaidų yra nemažai, ar ne, bet ar rėmimas tikrai, bent jau dalį to dalyko atperka. Klausimas tau, Lauri, ar bendrai tai, kad bus visi 3 skirios etapai, kažkaip keičia komandos pasirašymo dinamiką, ar jinai išlieka plius minus to pati? Gal biškai paprasčiau iš tikrųjų, ten skirvė vis tiek yra tas telkinys, kurį tikrai daug kas iš tikrųjų pažįstam, gan neblogai. Žinom, ką tenai daryti, ko ten ieškoti, tai kažkaip biškai palengvina tą visą darbą, nes kai būdavo, tarkim, šariniai kokie etapai, ten visą kitą, tai ten jau būdavo biškai sudėtingiau, nes turėdavo atrasti naują, ta prasme, kažkokį raktą, kur ta žuvis yra, ką jinai nori, ko jinai nenori. O skirvytė daugmaž yra panaši, bet skirvytė kartu yra labai pavojinga. Iš tikrųjų, tai daug kas priklauso ir nuo vietos, ką gausim, ir nuo žuvies, ir nuo kitų visokiausių niuansų iš tikrųjų. Tai... Bet per daug kažkaip tai nieko nekeičia pas mus iš tikrųjų. Okay. Yra kažkas tiesiog toras nusistačiusios kažkas. Ja, tai ta prasme, vis tiek tos pačios treniruotės, jau niekur nepabėgsi. Prieš pat varžybas treniruotės, kai yra priklauso oficialis, dar prieš tai ta prasme yra treniruotės daromas, kad nesivežti tonos jaukų. Tai va tokie namų darbai vis tiek yra paruošiami, ta prasme vis tiek turi ruoštis. Klausimas jum abiem, kaip jūs galvojate, prieš kiek laiko yra, sakykime, logiška važiuoti ir pradėti pirmasis treniruotės prieš atėjančias varžybas į vandens telkinį? Savaitę prieš, mano manimu, yra tai, nes upėje yra tokia situacija, kad dažniausiai žuvis jinai nebūna toj pačiai vietoje, jinai gali migruoti, šiandien yra, rytoj jos gali nebebūti. Ir tas ankstesnis kažkoks išvažiavimas, jisai nelabai ką iš tikrųjų duotų kažkokių rezultatų. Okay, ką tu galvoji? Manau, pritarčiau Laurinui, savaitę daugiau nemanau, kad verta, bet ir tai ten tik bazinis atsirinkimas gal įrankių, ar tavo pakankamai sukomplektuoti įrankiai, ir ar pakankamai visų turi, tarkim, jaukų, kurių tau reikės, bazinių kažkokią bazę susirastum. O visa kita tai dirbama per paskutinės 2-3 dienas, 3 dienas dažniausiai treniruočių prieš etapą. Nes kuo didesnis presingas, tuo labiau keičiasi telkinys. Sutinku, o kaip jūs vertinat, pavyzdžiui, komandas, kurios ten turi ten po 14 treniruočių, ar ne, ar net ten būnagi ir tam prieš pusantro mėnesį, ir prieš mėnesį. Kaip jūs galvojate, kam tos treniruotės, ta prasme, yra daromos? Tiesiog, kad susipažinti su telkiniu? Na, čia tai aš nežinau, tavas telkinys vis tiek visiems žvejams turbūt labai gerai yra pažįstamas, ten nebėra ką susipažinti, nebent tik tai pažiūrėti, kaip po to lindonės čia tenai kažkokios ar parandės nusivaliė, ar ten labai piktos tos parandės pasidarė,
O šiaip tikslo ten prieš 1,5 mėnesio darytis kažką ten tokio tikrai nematau. Čia reikėtų, tarkim, savaitę galima prieš, ten visą savaitę galima prasidėti, ten, tarkim, skirvyti. O tas, kas yra aktualu, tas laiko tarpas. Kad žinai, kad tikrai, greičiausiai, jeigu kažkas ir pasikeis labai minimaliai. O per 1,5 mėnesio tai gali būti, kad šiandien labai gerai kybo, šitas jaukas veikia visą kitą. Po 1,5 mėnesio duodu 90%, kad niekas neveiks. Gerai, kad įvardinai, kad duodė. Gerai, kaip tu tą galvoji, ar dėl ko daromas tokios? Aišku, skirvytė, tai turbūt taip, bet prieš tai, pavyzdžiui, sezone, ar ne, buvo tikrai ir fanatikai, ta prasme, darė tikrai labai daug treniruočių, ar ne, chebra? Įvairiuose, taip, telkiniuose. Taip, įvairiuose telkiniuose. Ir kaip tu galvoji, kodėl tas daroma? Susipažinimas su telkiniu. Ir noras susipažinti su telkiniu, pasižiūrėti visą reljefą, kiek įmanoma daugiau, pasižiūrėti tos vietos specifiką, realiai, kurioje vietoje sėdima. Ir kuo daugiau suprasti, kaip elgiasi žuvis ir ko galima tikėtis toje ar toje vietoje. Tai pagrindė tam yra skirtos tos treniruotės. O jaukų ir viso kito atrinkimai, tai galima gyvą, aišku, pasižiūrėti, jeigu jis yra veikiantis tam telkinį. Bet pagrindinis atrinkimas būna per paskutinės kelias. Šiaip iš tikrųjų 23 metais tas buvo vienas naujas telkinys Dubulių tvenkinys, tai ten tikrai nemažai mes važinėjome, nemažai gaudėme, bet susipažinom su telkiniu tikrai labai gerai. Ir tarkim, žinojom, ko ieškoti, kur ieškoti ir įsivaizdavom daugmaž, koks yra visas tas reljefas dugne. Bet kokia vieta, tarkim, atėjus, maždaug jau žinom, ko reikėtų ieškotis, ką reiktų pasidaryti. Ir tai tos treniruotės šituo atveju pažinti telkinį labai padėjo. Bet kad pasakyti, kad atsirinktum kažką ten jaukus ir visą kitą mėnesis prieš, Taip. Nebuvo tokio dalyko. Aš, žinot, man tiesiog tarsi iškyla, reiškia, prieš akis praeitų metų valiuliai. Ir kai gintarė tenai tarasi, žinai, pasisuskė ten 2-3 kg žuvies, pasakyta 8, ten 9. Atrodo, kad jinai visiškai kitame telkinyje žvejoja. Ir tikrai, sakykime, skyrė tikrai daug laiko jinai, ar ne, pasiruošimui. Jinai buvo atsivežusi žuvies šiaip tai. Gali būti. Tai žodžiu, jo, tai mano požiūrį tai vis tiek, sakykime, turbūt daugiau treniruočių jie tikrai negadina reikalą, tikrai negadina. Tikrai. Klausimas, ar reikia, čia jau kitas klausimas, bet čia turbūt labai asmeniškas klausimas. Aš manau, šiuo atveju, tarkim, jie patikrino, ar galima pagauti tą didelę žuvį ir jos tikrai ten yra. Ir jie to įsitikino, jie tą dalyką padarė, tai ir susigaudė tenai viskas. Tai, žvejyba yra tas paieškos. Taip. Visada turi ieškoti. O palauk, kas tą etapą laimėjo? Manau, kad žuklės menas, ar ne? Lyg ir taip. Jo. Lyg ir taip. Jo. Ten labai geras rezultatas iš tikrųjų parodė. Taip, labai stiprus ten buvo tikrai. Tai šiek tiek apie telkinius pasišnekėjom. Grįžtam prie skirvytės, vis tiek tai yra turbūt aktualiausias šiais metais telkinys ir turbūt ne tik Lietuvos čempionato akivaizdoje, bet ir šiaip daugumo žvejų vadinama meka, ar ne? Taip. Ir aš atsimenu pirmą savo žuklę skirvytėje, tai man ten kažkoks kosmosas buvo ir aš netikėjau, kad taip žuvis gali elgtis ir tiek jos gali būti. Tai žodžiu tikrai paliko neišdildomą įspūdį ir kas dar nebuvot, tai tikrai rekomenduoju pabandyti. Galbūt tie, kurie nežvejojate stiprioje srovėje, galite važiuoti į antros betoninės krantinės galą, ten, kur tos srovės yra mažiau, dažnu atveju pabandyti ten pagaudyti, bet tikrai verta nuvažiuoti, bent jau porą kartų per sezoną tos 300 km, kad ir nuo Vilniaus, ir tikrai pasižiūrėti, kaip gali būti kita žvejyba, kitokio masto, sakykime taip. Gerai, tai tada pradedam, reiškės, nuo paprastų dalykų, kas yra turbūt arčiausiai kūno, tai yra apranga. Ir, sakykime, taip, galbūt Tadui klausimas, kokią aprangą, tarkim, jeigu įsivaizduok skirvytę ir visą sezoną, ar ne skirvytėje, kokią aprangą dažniausiai naudoja skirvytėje šiltuoju laiku ir šaltesniu laiku. Nes šaltoje ten ant ledo mes nežvėjom, ar ne? Tai čia ne apie žieminę, tai turbūt pavasarinė, vasarinė, rudeninė. Pavasarinė, vasarinė, rudeninė. Tai iš tikrųjų nuo vasarinės pradedant, tai būtinai reikia plonų rūbų, kvėpuojančių. Saulės vis tiek būna ten šilta tikrai.
Žinau, vieną rūbą turi gerą. Kaip? Vieną rūbą gerą turi, žinau. Taip, yra. Toliau visiems sezonams realiai reikia labai gerų batų, kad vis dėlto ant tos betoninės krantinės neslidinėtų ir nesusižalot, jeigu reikia statytis. O toliau tai džemperiai, kaip sakoma, treninginės kelnės patogios ir viršutinis sluoksnis, jeigu reikia membraniniai rūbai, kurie neperliejami būna. Tai pagrindinė toks poreikis. Na ir nuo saulės akiniai. Ir kepurė. Ir kepurė būtinai. Ir netgi kartais karelių reikia, kad nenudegtum ten nugaros ar ten dar kažką, nes yra visokiausi variantai. Visi dažniausiai grįžta taip nudegas. Ninja. O tarkim šiltesnių laikotarpių? Tai šiltesnių realiai, kas šiltesnis džemperis ir ant viršaus plono membrano, to ir užtenka. Nebent jau kalbam apie ten, kur 5 laipsniai, tai taip, tada jau reikia kostiumo kažkokio šiltesnio, kuris kažkiek sulaikytų tą šilumą. Arba apatiniai, reiškia, pirmos sluoksniai. Taip, geri termorūbai visada padeda, gali ir tada užsidėti mažiau sluoksnių su to pačia membraninė apranga, kuri nepraleidžia vėjo ir apsaugo nuo lietaus. Ar turi ką pridėti, Laurinai? Geriausia apranga. Nieks net nieko ir nesako. Bet kadangi tada sušalęs, tada vasara būna, tai su keliams visko, aš tai su šaltukais mėgstu labai. Labai patogu. Ir tada kelius nudygė. Galima gitimpas užsidėti, žinai, būna gitimpas ir ant jų užsėda šortai, tai ten Lapinskas labai mėgsta taip rengtis. Su tom pėtkelėm? Aha, su tom pėtkelėm. Kiekvienas turi savo, žinai. Linkėjimai pirmai komandai. Tai aš norėjau šiek tiek pareplikuoti Tadui, kad Tadas tai mane užvedė, reiškiasi, ant Simso aprangos. Tai šiam sezonui įsigijau Simsus ir pas Tadą toksai, ne džemperiukas, ten turbūt maikutė ilgom rankojom su kapišonu, ar ne? Taip. Kur yra SPF-as ir tas vadinamas, kai prisilieti prie audinio ir šiek tiek vėsų. Nesvarbu, ant kiek temperatūra, ten plus 30 gali būti ir taip toliau. Pasakysi, kur ta elektra. Jo. Tai žodžiu yra apsauga nuo saulės ir to pačiu, ta prasme, nėra karšta kūnui ir dar berods Sima, pas mane dar vienas yra dabar backstoperis vadinamas. Taip, nuo odų. Jo, nuo odų ir kartu su SPF 50. Tai jis nėra, sakykime, tas, kur vėsina kūną, bet, tiesiog, ta prasme, apsaugo nuo odų. O tas kirvytėj, sakykim, irgi kartais būna, ta prasme, odukų pasitaiko. Ne taip galbūt kaip stovinčio vandenį, bet tikrai būna. O kalbant apie aprangą, tai mes šiandieną esame puikioje parduotuvėje Survival ir trumpas reportažas apie juos. Kaip taipogi irgi mūsų klubietis Vaidas iš Žvejo tribūnos. Susitiksime po trumpos reklaminės pauzės. Sveiki visi, Žvejo tribūnos antros feederio komandos. Šiandieną mes esame parduotuvėje Survival Vilniuje. Koks adresas dabar galvoju? Ševčenkos? 18. 18, super. Ir aš esu čia su Vaidu, mūsų klubioku. Direktorius Vaidas yra Survival parduotuvės. Ir šiek tiek pakalbinsim Vaidą. Aš iš tiesų, jeigu taip atvirai, turbūt antrą kartą gyvenime šitai parduotuvėje. Ir aš žinau, kad turbūt dauguma Vilniečių ir aplamai svečių miesto nebūtinai žino ją. Galbūt tu trumpai galėtum nupasakot, ko jūs čia užsiimat ir ko prekiaujat? Mes čia turim daug dalykų. Apranga, batai žmonėms, kurie arti kariuomenės, šauliams, policijos pareigūnams, tai mūsų tokie pagrindiniai pirkėjai, bet ir paprastam žmogui, kuris mėgsta keliauti, turistauti, eiti į mišką, grybauti, važiuoti, žvejoti, galime rasti ne vieną dalyką, kokybišką, gerą dalyką. Okay. Aš kiek stebiu, žinai, bent jau iš sportininko perspektyvos žiūrint, tai turbūt nesumeluos, kokį 230% tikrai su tavo batais vaikšto. Labai. Nenoriu sakyti taip jau 100%, bet geresnių rinkoje batų, negu yra Survival parduotuvėje Lietuvoje, sunku būtų rasti. Rimtai? Okay. Kiek metų jau užsiimat veiklą? Mes šiais metais 15 švenčiam. 15. Tai jau sąlyginai taip, kaip brandi įmonė, sakykim taip. Dar vis jauna. Jauna, tobulėjanti.
Savo, jaunas ir perspektyvus, vis dar perspektyvus ir visą gyvenimą jaunas. Aš pastebėjau čia ir vėliavą kabančią ant lango, Ukrainos vėliavą. Ir aš tikrai ne kartą girdėjęs ir nuo pačių, ir nuo kitų, kad labai prisėdat prie kovos, reiškia, Ukrainos ir asmeninė iniciatyva ir pats turbūt prisėdi ir kaip įmonė, kaip yra su ta Ukraina ir kokios yra šiuo metu iniciatyvos ir galbūt, kad žmonės žinotų, kur galėtų prisijungti, tarkim, jeigu norėtų. Jo, tai mes nuo pirmų dienų įvairiais būdais prisidedam tiek pačioj pradžioj karo to aktyvaus didelės nuolaidas darydavom žmonėm, kurie veždavo į Ukrainą daiktus, kur pirkdavo kariams. Paskui šiek tiek aprimus visiems tiem didžiuliams pirkimams mes priėmėm tokį sprendimą, kad 10% nuo survailo pajamų skiriam įvairiems Ukrainą remiantiems fondams. Tai būna labai įvairūs daiktai. Tai gali būti prisidedam prie automobilių pirkimo, gali būti, kad prisidedam prie šautuvų pirkimų snaiperinių, gali būti, kad prisidedam prie bombų, kurios mėto skraidantis dronai. Artimiausių metų planuoju nusiųsti Ukrainą, įgyti Lietuvoje ir nusiųsti Ukrainą lietuvių gamintojo NT Service antidroninę sistemą, kur labai gerai veikia ir čia, jeigu žinot akciją Radaram, kur buvo, tai jie ir buvo perkami. Jie kartu su kitais dalykais, tai jau jie pasiteisinę. Kaip tik šiandien šnekėjau, buvo įmonės savininkas parduotuviai, tai sušnekėjom ir pirksim, siūsim ir nesustosim. Super, labai gerai. Tai aš teisingai supratau, Vaidai, kad kiekvienas pirkdamas jūsų parduotuvėje iš principo 10% nuo tos sumos aukoja Ukrainai. Jo, išleidai 100 eurų, palikai 10 eurų, paaukoji 10 eurų. Išleidai didesnę sumą, paaukoji didesnę sumą. Jeigu kas nors nori papildomai paremti, mūsų parduotuvė yra barkodas, kurį nuskanuoji ir gali tam tikrą sumą paremti vieną ukrainietišką fondą. Ai, tiesiogiai ukrainietišką fondą, ar ne? Jo, tiesiogiai vieną ukrainietišką fondą, su kuriuo mes dirbam 2 ir daugiau metų, tiksliai nepasakysiu. Super. Tai aš manau, kad ne vienas išgirdęs šitą informaciją apsilankys ir palaikys ukrainiečių kovą ir kartu ir verslą vietinį irgi reikia palaikinėti. Gal tu trumpai aprodysi, kuo konkrečiai čia prekiaujam, nes aš asmeniškai tai noriu batų, tai man tas sektorius aktualus, bet aš matau, kad čia yra ir kitų visai įdomių dalykų. Jo, tai mes galim žmogų aprengti nuo batų, kojinės, marškinėliai, triusikėliai ir visa kita, tai gal batai. Eidam, pasižiūrim. Ir dar turim Salomon. Jie turi labai plačią savo batų liniją, outdooras, reiškia slidinėjimas. Mes turim siaurą Salomon Forces seriją, skirtą tarnyboms, kariškiams tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Dėl to, pavyzdžiui, jeigu tu nori labai lengvų bačiukų kažkokių, kasdienai, Prašau, į kasdienai galima, ar ne? Nebūtinai darasi, tai gali būti tiesiog outdoorinis, nebūtinai outdoorinis apavas, sakykime. O ką, sakyk, dažniausiai aš matau pas žvejus, man kažkaip labai šitas modelis panašus. Tu dažniausiai matai pas žvejus ir tai populiariausias batas Lietuvoje, tai yra Lova Zephyr modelis. Aš ir matau, kad mes jų turim gal kokių 6 ar 7 spalvų. Aha. Ir turim senesnį modelį ir jau pasirodžiusi naujesnį, kuris keičia vienas kitą, pasidarė geresnis, šiek tiek patogesnis, daugiau patobulinimų. Tai čia jau nauji. Ar čia dar seni ir naujų yra ir senų? Yra ir naujų ir senų. Ok, supratau. Tai va, tai populiariausia, ką matom pas žvejus ir tikriausiai daug kas iš mūsų turi. Taip. Va tokie. Ok, supratau. Labai smagu. Gerai, batukai, aišku, matau čia dar kojinių, ar ne? Prie to, jo, tai kaip aš nori, kad batas gerai tarnautų ir kad kojos nepasidengtų mazoliais, turėk geras kojines.
Gera koinė. Jo, kas yra gera koinė? Jeigu tu eini tiesiog darbe vaikštai kilometrą į dieną, tai labai svarbu kokią koinę. Bet jeigu tu, tarkim, spiningauji ir tau upių pakraščiais reikia praeiti 5-10-15 kilometrų, tada reikia, kad koinė būtų iš skirtingų medžiagų. Ypač aktualu pastorintas padukas. Okay. Kad daug einant tau neatmuštų kojos. Ir tas pastorintas padukas tam padeda? Tikrai taip. Ar ne? Jisai toks gaunasi kaip spirokliavimas lengvas. Aha. Yra atrodytų koinė stora, bet nereikia storio bijoti. Reikia žiūrėti, kokia yra sudėtis koinės. Ir, pavyzdžiui, šita koinė visai gerai yra vasarai prie +20, +25. Jinai grinai sintetinė, stumianti laukant prakaitą, pašalinanti galimybę puslėms susidaryti ant kojas, nes nėra siūlių. Ir sakau, paminkštinti padukai. Yra, reiškia, vienas dalykas, kurį siūlyčiau žinoti visiems, kad jeigu tu nori batų, tu pirk batus to gamintojo, kuris batais užsiema. Jeigu nori koinių, pirk. Jeigu nori koinių, pirk ten, kur gamina koinės. Jeigu nori aprangos kažkokios žieminės striukės ar vasarinės striukės, tu eik pas tuos bičius, kurie gamina. Okay. O pas mus labai populiaru yra žvejybinė, Simsas, pavyzdžiui. Taip. Nesakau, kad jie daro blogai. Taip. Bet jie gali daryti viską. Kažką gal jie darys gerai, Taip. o kažką blogai. Labai gerai, jo. Sutinku. Tai reikia eiti pas tuos, kas gamina vieną kažkokią kryptį pasiėmė. Taip, nes jie išdirbę, ar net abrasta tą kryptį geriausiai. Nes ta pati lova gamina batus. Koinės užbrandintos, bet jos pagamintos Italijoje koinių fabrike pagal lovos atrinktą modelį. Okay. Tai čia yra italai, bet su lovos ženklu. Žodžiu, logotipą deda atsirinkdami. Lova atsirenka geriausius brandus. Jie, tarkim, turi impregnantus. Jie negamina impregnantų. Jie turi ir kitų dalykų. Jie tų dalykų irgi negamina. Jie rinkoje atsirenka tai, kas yra geriausia ir sudylina. Supratau. Gerai. Kas dar? Pagrindinės gal prekių kategorijos įdomu. Kas dar man galėtų, pavyzdžiui, būti įdomu, arba žmogui, kuris tiesiog į gamtą ruošiasi šašlų, pasikėpti normaliai pabūti, žodžiu, pamiegoti gal gamtoje, ir šiaip. Drabužiai. Drabužiai, taip, matyt. Pažiūrim, mes turim Karintiją, Austrus. Aha. Visą liniją jų drabužių. Pradedant nuo liemenių, marškinėlių, lengvų striukių nuo vėjo, truputį šiltesnių striukių nuo lietaus ir pereinant į rudenį, ateinant prie žiemos ir taip toliau. Ir, žodžiu, pasirinkimas didelis. Karintija irgi gamintojas, kuris gamina tik Europoje. Jie yra sukūrę G-Loft, tai yra sintetinis pamušalas, kuris daro tau drabužį šiltu. Jo išskirtinis bruožas, vienas iš išskirtinių bruožų yra tas, kad jeigu tas G-Loftas gauna drėgmės, jisai nesukrenta į gabalus ir išlaiko savo terminės savybės. Tai su tuo G-Loftu, su skirtingu jo kiekiu galime pasiūlyti norinčiam apsirengti tiek kažkaip kariškai, tiek, tarkim, išeiti į miestą. Nudiniškai. Taip. Tau šitą tiktų striukelė tikrai labai kasdienai. Ar ne? Jo. Aš jau vasarą pajaučiau, su šortais vaikšto visur, žinai, ir taip. Gerai. Jeigu su šortais, bet rytoj bus vėjas. Ir lietus. Taip. Va. Plonytė, lengvutė, pakaba sveria daugiau negu striukė. Gerai atrodo. Tai va, tai... Žodžiu, ras kiekvienas turbūt, ar ne, kas nori į Audorą pasiduoti. Maikučių turime to, ne? Turim krūvą įvairių maikučių, įvairių gamintojų, bet dar apie vieną gamintoją noriu pasakyti, tai yra UF Pro gamintojas iš Slovenijos. Iš Slovenijos. Superiniai
superiniai daiktai, aišku, jie labiau skirti jau kariškiam, labiau taktiniais reikalais užsiemantiems žmonėm. Pasienis, policija. Tai žmonės, kurie patys kūrėjai šitų drabužių, patys buvę kariškiais ir žino, kurioje vietoje yra kas reikalinga. Aha. Tai jie paima kelnes ir tas kelnes suskirsto gabalais. Sako, dabar pakalbėkime apie šitą vietą, ko čia reikia. Aha, reikia, kad užsitvirtintų čia visą ką reikia, čia būtų patogu. Kelių apsaugos, kad būtų patogios, tada kokios turi būti kišenės, kaip turi būti viršui, turi būti tam besitampančios medžiagos, kad būtų patogu judėti, pritūpti, kojas kilnoti, kažką daryti, vartaliotis. Nuo meškos bėgti. Ir tada gaunasi superiniai produktai. Geras. Tai jo, dėmesys detalėms, sakykim taip, ar ne? Labai didelis dėmesys detalėms. Ir to gamintojo drabužėliais irgi yra apsirengę nemažai žvejų. Tokios kamo spalvos, ar kokia čia ta žalia, kaip jinai vadinasi ta žalia spalva? Tos žalios kamo, tai jau kai yra kamufliažas. Ai, kamufliažas. Vienspalvės spalvos turi savo pavadinimus. Tarkim, šitą spalvą jie vadina brown grey. Ok, supratau. Good. Ką dar čia mes turim įdomaus? Mes galima, kad ir trumpai tavrasi apie šitą įvardinti, bet plius minus, kad žmonės suprastų, ką čia galima būtų dar įsigyti. Čia neperšanamas liemenės, ar čia kas dabar? Tuo. Ar darysime eksperimentą, šausim į ką nors? Turim Lauriną, jau ką, galima naudoti. Aha. Kai mes einam grybauti arba žvejoti, arba vaikštom po miestą pilną pavojų, apsaugai. O, geras. Puikus dalykas, pipiriniai balionėliai. Gaminti Šveicarijoje, kokybė puikiai, matyt, jau ne vienas dešimtmetis, kai šito gamintojo balionėlius naudoja mūsų policija ir kariuomenė kai kur naudoja, pasienis naudoja, vadovybės apsaugos tarnyba naudoja. Tai čia yra žmonėms, reiškia fiziniams asmenims, taip. O didelės talpos antiriaušiams, jeigu, reiškia, pareigūnams kyla poreikis, mato, kad galės būti reikalinga didesniam kiekiu žmonių neutralizuoti, tai tada yra didesni kiekiai. Tai ant tokio buvo užsirovęs Prancūzijai prie Eliziejaus laukų, netyčia atostogaudami su žmona, riaušės kažkas, aš nežinau ar tokius, bet tiesiog visas debesis parėjo ant riaušininko, tai bėgom su jais nuo šitų dalykų. Ok, gerai, įdomu, gerai. Kas čia dar? Kas dar? Jeigu tu turi balionėlį, kartais jo gali būti per mažai, tu gali įsigyti ginklą savigynai. Ir su juo pačiu vaikščioti, ir grybauti, ir žvejoti, ir po miestą. Tai mes turim labai didelį pasirinkimą dėklų ginklams. Turim ir pačių ginklų, bet turim didelį pasirinkimą ginklų dėklams. Tai Austrai, Izraelis, Amerikonai, kokie nors vokiečiai. Nu, tai kur vokiečiai nebus? Čekai. Ir kas yra populiariausias brendas Lietuvoje yra Safariland. Amerikonai lyderiai pasaulyje ginklų dėklų gamyboje. Tai ne tik dėklus daro, visokius aksesuarus dėklams, dėtuvėms susidėti, visokių tokių žaisliukų, kurie yra kokybiški ir kaina savo labai atitinka kokybę. Super. Tai ačiū labai. Vaidai, matau dar termocelių, ar ne, prekiaujat irgi, tai reiškia, artėjant odų sezonui galima būtų pasirūpinti ir čia matau ir dujų balionėliai yra, tai reiškia, yra kažkur tai ir su kuo pakurti juos galima būtų. Termocėlis tikriausiai žinomas dalykas. Taip, tiem, kas būna gamtoje. Tikrai žinomas.
Mes jų turim. Jų turi visur, bet jeigu tu pas mus ateini kažką nusipirkti ir pritrūkai termoselio, tu čia jį gali irgi gauti. Super, labai gerai. O čia dujų balionėlį? Čia maisto gamybai. Jo, supratau. Ir paskui stavelė, neina tie. Jo, tai turim ir setų maisto gamybai. Super. Tai ačiū Aidai, šiek tiek apsižiūrėjom, plius minus jau dabar suprantu. Tai batų tai man tikrai reikia, tai ką mes darysim su išjungta kasa? Mes jungsim kasą kitą dieną. Labai gerai. Tai malonu, ačiū labai, kad mūsų įsileidote į patalpas, o mes einam... Visada sveiki atvykę, visada laukiame. Labai gerai, o mes einam ir grįžtam atgal į podcastą. Tai sveiki sugrįžę iš pokalbio su Vaidu, tikrai šauni parduotuvė, daug pasirinkimo ir turistaujantiems, ir keliaujantiems, ir karinių dalykų besidomintiems žmonėms ir šiaip žvejams. Kadangi vakar buvo filmuotas interviu su Vaidu, tai šiandieną jau pas mane namie yra lavos batukai namie, tai vakare tik tai impregnavau. Tai, žodžiu, šiandieną nebuvo labai patenkinta kvapu, bet, žodžiu, jo, tikrai gerai kokybiški daiktai, siūlome apsilankyti ir išsirinkti, tikrai, manau, rasite savo tikrai kažką, ką galima bus panaudoti. Gerai, tęsiam temą, skryvytės ir aš galvoju, jog labai svarbu yra turbūt ir informacija tiems žvejams, kurie arba ruošiasi, ar jau žvejoja, tarkim, skryvytė, galbūt kažkas ras atsakymus į kai kurios rūpimus klausimus. Pakalbėkime apie bendrai visą įrangą ir galbūt pradėčiau nuo kotų. Tai aš norėčiau pasiteirauti, tarkime, ar ne, jeigu kalbant apie kotus, tai dabar gal net ne apie modelius ar konkretų gamintoją kalbam, bet bendrai, kokių parametrų turėtų būti kotai tam, kad jie galėtų būti skirti, sakykime, ir silpnesniai sroviai, kada skirvytė yra silpnesnė srovė ir, tarkime, stipresnei sroviai, kur skirvytė tikrai būna tokių srovių. Ką jūs mastat, kolega Laurydai? Na, kodas vis tiek turi būti galingesnis. Su 60 gramų užmetimo kodą tikrai nepagaudysim. Vis tiek rekomendacijos maždaug turėtų būti 120-150 gramų, turbūt vienas universaliausių iš tikrųjų užmetimo kodas. Realiai tas kietumas, na, kotas irgi negali būti labai parabolikas, kad jis išlinktų. Kotas turi būti visiškai kietesnis, tai progressive akcijas, tokios festo akcijas. Realiai kibimo iš tikrųjų pamatysit bet kokio koto. Nes kai karščiai skimba, tai ten šoka pusę kranto. Taip. Aš atsimenu, pertrauksiu trumpam, kad mes kažką kaip bionikus naudojam, galvoju, iki 300 gramų jie ten užmetimo. Nu, žodžiu, baisus kotai tiesiog kaip kuolas, žinai. Gal niekada nesimatys, ar su užmeti ir karšnis kibimas, ten tas kotas joja, tai viskas gerai, viskas matys. Tai, žodžiu, aš gal kojytės nepamatysi, bet karščiai kibimą, ta prasme, visada atpažinsi ir visada tikrai pamatysi bet kokio koto. Tikrai taip. Gerai, dėl ilgio, apie kotą ilgį galvoju? 3,90, 4,20 m gali būti ten, ta prasme, tai ilgesnis kotas vis tiek bus patogiau, ir metimas bus lengvesnis toksai, ir žuvies persikėlimas, jeigu ten yra kažkokia parandė tikrai aštri tenai, tai, na, tokie kotai dažniausiai būna gelbėjai. Ilgesnis kotas vis tiek yra patogiau valdyti ir tą pačią žuvį. Okay. Dasivesti tenai, tai nerekomenduočiau per daug trumpintis, nebent jūs gaudysite iš arti ten kažkokią, gal karpiuką, gal sasaniuką ten bandysite ten, tai tada kotas gal ir visai nieko būtų ir 3,60. Iš po parandės? Jo, ten kokių 15 metrų atstumė, tai ten, na, su ilgu kotu bus nepatogu tiesiog. Okay. Gerai, o ką pats dažniausiai naudoji? Galbūt taip, istoriškai, kokius kotus naudoji skirvytėj savo? Galingus. Kokie? Gal galėtum pavardinti, kokius kotus esi naudojęs? Atsimenu, Armadeilas būdavo flagman irgi visai neblogas, 140 gramų. 3,90 toksai. Tas legendinis. Biškai gal minkštesnis toksai, nes būdavo tas vis tiek išlenkdavo kaip būtų, bet žuvį labai greitai dirbdavo. Banditai tie patys drenanai, distancetu, man atrodo, su jais ir gaudai. Taip. Ir ta prasme, tau viskas tvarkoja, patiko. Man kažkaip biškai nelabai, ten norėjusi kažko tai ieškoti toliau, tai realiai ieškojau, susiradau dabar Matrixas. Kokį Matrix? X-Pro horizontai, 105 gramų, 4,30 m ilgio. 4,30 m. 4,30 m, tai toksai tikrai ilgas, bet labai lipo kotas iš tikrųjų, tai ir meta gerai, ir žuvį tą visą labai gerai atidirba. Tai
kažkaip kol kas paieškose jau ir nebesu tokiuose. Galbūt dar kažkas norėtųsi pasibandyti vieną kitą kotą tenai, nes pastoviai vis tiek kažkas išleidžia kažkokį naują kotą. Taip. Tai ten visada yra įdomu pačiupinėti, pamėginti tenai, vat, sakiau, galbūt dar pasižiūrėsiu kažką ten tokio, jeigu rasiu kažką tai limpančio, na, tai galbūt į dublius dar pasimsiu. O gal teks parduoti Matrixus. Visko gali būti. Jo, kiekvienais metais turbūt pasirodo nauji kažkiek tai ir taip toliau. Kaip tau, Tadai, kokį tu patirtį turi su kotais skrivytį? Pagrindę naudoju nuo 4.30 tos kotus iki... Tos pačius kaip Laurinas. Jo, Matrixus ir naudoju mapus 390 ilgio. Ką prieš tai naudodavai? O, Tik skirvytai daug... nenaudoja, geriau paklauskime. Skirvytai tai nedaug, tik tai Armadillo ir buvo, man atrodo, 140 daugiau ir nebuvo jokių. Aš dar turiu ir iki šiol turiu 420 Armadillo iki 100 gramų. Bet jis būtų minkštesnis, man atrodo. Jo, jisai toksai minkštas, bet žinok, ką žinau, visai ten neblogas tas kotas būdavo. Bet man... su juo turėtų būti lengva ten kokį 3 kg karščių įsikelti. Aš nebandžiau išsikelti. Ne, nu tai mes traukti tai žmonės, tikrai grudakai. Jo. Bet traukti tikrai, taras esu su to kotu žvejojęs iš 5 metrų su 150 gramų šėrykla. Jokių problemų kažkaip nebuvo. Bet be jokio. Tai aišku, dar jauką įdėsi su lušmeškė, apkraut, žodžiu, tai galima ir taip toliau. Ok, gerai, klausimas tau, Tadai. Rytas. Taip. Tai kadangi Tadas labai stipriai susipažinęs su daugumos ryčių viduriais, nes jo, tenka ir pataisyti, turbūt ir kolegom padėti pataisyti, žodžiu, pasižiūrėti ar pertverti ir taip toliau. Man asmeniškai tikrai irgi yra ne kartą padėjęs Tadas to klausimu, turbūt ne vienam žvejui. Kaip tavo rekomendacijos, tarkim, skirvyti, ar ne, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis rytes būtent šitai upiai ir kokios būtų tavo įžvalgos iš patirties? Renkantis šiai upiai rytes, turbūt rinkčiausi didesnės Big Pito tipo rytes su lėtesniu perdavimu. Kad būtų pakankamai galingos ir jeigu yra poreikis didesniam svoriu tampyti, taip. O aišku, yra momentas, kai būna ta upė netokia baisi, tai galima ir lengvesnės naudoti. Bet šiaip pagrindas didesnio tipo rytės, kurios 25-35 dydžio būgnai eina. Ir perdavimas 4.6, 4.1 ir aišku mažesnių. Yra ir didesnių, bet ten yra išimtis, kurios laiko. Okay. Ką dabar, tarkime, tai įsivaizduok, sakytų, sudaryk man top 5 pagal gerumą rytes tavo požiūrio, aš suprantu, kad tai yra subjektyvus požiūris, skrivytai. Koks būtų tavo? Mano. Taip, tai būtų tikrai 25 diametro daivos, pakankamai geros, tai yra kastizmai, TDR-ai, tie patys viskeriai ir panašiai. 45 diametro daivos, tai basijos eina. Tada manau, kad eina Shimano Ultegras 55 14 tūkstančių, jeigu ten kažkam yra poreikis, tai aišku yra tokių žmonių. Nu ir eina surfai, kurie tikrai galingi, tik tie neturi momentą, kad neturi stabdžių užveržimų. O visa kita, tai yra vienodos realiai, ten skiriasi gal kinų gamintojas, kuriam kinų fabrike pagaminta, ryte taip tarnauja kažkiek laiko, priklauso kaip greitai subirės. Jeigu kažkas sulūžta, tai jau dalies jau nerasi ir tai realiai turi pirkti naują rytą. Nu jo, čia kaip sako rinkoje, žinai, yra, sako, 2 kompanijos, yra Daiwa ir Shimano, visi kiti, tiesiog visi kiti. Ir ten kas ten kaip kur gamina, netgi, tikrai žinomi netgi gamintojai pasižiūri, kad gamina Kinijai. Taras ir daug kas Kinijai iš tiesų gamina. Nesakau, kad kiniečiai viską daro blogai, tikrai yra dalykų labai gerų. Namie kondicionierių kinietiškas. Sako, top 3 kompanija pasaulyje, sako, rimtai, sako, rimtai. Huawei. 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 Žodžiu. Tai, ačiū labai, Tadukai, kad pasidalinai. Kalbam apie valus. Norėčiau sužinoti, man, žinai, aplamai, skirvytį matau, kad sportininkai žvejoja ne tik su pintukais, bet ir su monovalais.
Ir monovalais dažniausiai žvejoti, kada ten neša kokias ten žolės ir taip toliau. Ir ne, koks tavo požiūris į bendrai pintų ir nepintų valų naudojimą skirvytėje. Ir jeigu apie pintukus šnekam, tai irgi įdomu būtų nuomonė 4 gyslos ar 8 gyslos ir daugiau. Na, mano požiūriu, tai prasme, 400 metrų galima drąsiai naudoti monovalą. Nes kibimą tikrai pamatysim, tas atstumas nėra didelis ir tas valas tiek neįsitemptų. Toliau, kas liečia, tai tolimesnis jis atstumas nuo 30 metrų, tai vis tiek jau rekomenduočiau pintuką, nes vis tiek atstumas yra didelis tenai, tai jau reikia matyti tą kibimą. Tai tą kibimą su monovalu, kai jisai tarkim, užmetus 50 metrus, galbūt dar papildomai įsitempį gali nepastebėti, tenai kažkokią atsargesnį kibimą. Per didelis langas tiesiog susidaro. Jo, ten ta prasme. Dėl žolių nešimo tai aš nepasakyčiau, ta prasme, ar pintas, ar mono, tai ten skirtumo nėra. O jeigu užsiriši, ta prasme, tą šoką, tarkim, pasidarysi, o tada tikrai pajausi, kad to viso mazgą prilimpo ten viskas. Nu, ir kitas jo aspektas, tarkim, žolės mono valas vis tiek labiau surinkinės, nes jis yra storesnis automatiškai. Žinok, aš bet jis turiu kitą. Taip, na, ta prasme, tai yra savi pliusai, savi minusai. Tai iš tikrųjų ten galima būtų ginčytis, kas geresnis. Tas ar tas. Vienas savus pliusus vardins, kitas savus pliusus vardins. O dėl pintuko, tai kiek teko bandytis, tai kažkaip tai visai geriau 4 gysis laiko, nes jisai storesnė gyja, tas abrazyvas netaip greitai pjauna. Su 8 gyslių irgi galima gaudyti, bet, tarkim, jis bus jautresnis, gyslytis plonesnis. Biškai kas nors persirėžia, jau žiūrėk, pusė gyslų nėra. Tokie niuansai yra. Aš manau, kad tarsi turbūt bendrai dėl valų, ar ne, yra labai jautri tema turbūt kiekvienam žvejui ir kad reikia atsirinkti, kad tai yra labai tokie asmeniški dalykai. Kiekvienas turi savo valus, jau gamintojus, jisai jau N metų turbūt naudoja tenai, tai per daug gilintis juos kažkaip tai nereikėtų iš tikrųjų. Supratau. Ok, gerai. Koks Tadai tu valus naudoji? Kokius? Šiuo metu ir galbūt papasakotum trumpai apie kelią atsirinkimo tų valų, iki ko dabar vadėjęs. Šiuo metu. Troso neminė, gerai. Nereikia jo. Naudoju šiuo metu Shimano pitbulius Japonų rinkos 5 gysliai. 5 gysliai, tai ten bent jau toks parašymas. Žinau, kad turi sunkinančią gyslą, kuri padeda skęsti. Karbono, man atrodo, ten dėta gyslyta. Kažkas ten tokio panašaus. Ten. Kiek buvo ardyta, tai nesimato ten tos fluorokarbono, bet kažko pasunkina, kad skęsta. Jo, tas pasunkina. Kažko pasunkina, kad skęsta tas valas, o daugiau tai pagrindinai šitos dar daivos testuoju naujus japonus, bet čia tik testavimas, žiūrėjimas. Daugiau mono nenaudoju, mono tik kaip šoką rišuosi prie valų, nes kažkaip pastaruoju metu, bent jau paprastos telkiniuose, tai tikrai nenaudoju fidergamo, o upėje taip fidergamas naudingas. Okay. Kokius naudojai? Kaip? Ką to išvalų? Oi, aš išvalau dabar apsitotis Daivo Turdamento 8 gyslo, tai žodžiu jau dabar bus 2 turbūt ar 3 sezonas, dabar nepamenu, 3 turbūt sezonas bus, labai patenkintas, laukiu, kol gausiu naują špulę. Laurynai, žodžiu, bet jo labai prilipo ir taurasi jis tikrai man ir skirvyti ir visur, kur aš naudoju Nor 11, tai reiškia, nėra jisai iš ploniausių, sakykime, tų valų, bet kadangi jis labai slidus. Bet skirvyti nereikia kažką ten tokio labai plono dėti. Taip, bet aš kalbu taurasi bendrai, žinai, nes ir Kauno mariose, jeigu ten reikia mesti labai toli, sakykime, jisai tikrai puikiai slysta, puikiai išsimeta, labai gerai laiko ir abrazyvui, ta prasme, labai toks nereiklus, sakykime, taip, atsparus. Kauno mariose nenaudoji šoko papildomą kažkokią špintuką, tenai storėsi? Ne, nenaudoju. Nepjausi prieš tai viskas tvarkoja? Atvirai pasakysiu, pažaislė tandeme, kurį sustripėj laimėjom, čia praeitais metais ar už praeitais, dabar neprisimenu. Jo, tai žodžiu, tai buvo taip, kad abidvi praeitais gal? Praeitais, man atrodo, kad praeitais. Pavasarį mes pirmie buvom su Mindė. Ar ne? Jo. Tai gal tada rudenį. Tada sėdėjom per bangas didžiausias. O gal ir dar kitais. Bet žodžiu, tai aš atsimenu, kad 2 dienas teko žvejoti 8+ metrų. Tai po pirmos dienos tai jau pleistriuko pirkti, nes šakės buvo pirštų, tikrai dar asme. Bet nenutruko nieko, viskas labai tvarkingai. Pirštas ar valas? Ir pirštas nenutruko, ir valas nenutruko, žodžiu, nieks nenutruko, viskas tvarkoja. Su kokiais tu valais gaudai? Aš dabar irgi perėjęs ant Shimano pitbulio.
kažkaip penkiagyslis, tai norisi to greito skendimo, nes kiek anksčiau būdavo kažkokius sulus bandydavosi, tai dažniausiai jis neskęsta, arba kol naujas jis kaip ir skęsta, bet paskui pradeda gerti vandenį, žiūri, kol jį nuskandini, tu nepamatai kokių ten 2 kibimų. Tai vat vien dėl to rinkomės, tarkim, su Tadu irgi žiūrinėjom, kad būtų grinai skęstantis valas ir kad būtų tas jautrumas nuo pat iš karto užmetimo. Iš tikrųjų. Ir kaip? Patenkintas, tikrai viskas yra gerai. Matosi, ar ne? Jo, matosi, kaip skęsta. Matosi, kaip skęsta. Numetė ir paskęsta. Tai, žinai, labai gerai, nutrauki valą, žinai, kad nuskendęs buvo. Žinai, tai va, nesimaskatos vidury. Nes kai būna gaudai pažaslį kokiame, ten kažkas nutraukia valą, kuris plūduriuoja ir paskui traukia, kas čia tokia yra. Ir vieną žuvį nuleidė, antrą žuvį, trečią nuleidė. Taip. Ir išsitraukia paskui ten balų. Ir paskui reikia, kieno geltonas valas? Mano. Taip. Ok, gerai, dėl valų pašnekėjom pagrindinio, jo, mano, beje, tik tai aš norėčiau grįžti šiek tiek dėl žolių nešimo, nes tikrai ne vieną kartą esu žvejojęs, žinai, per žolės, tai man labai stiprus skirtumas, kur žvejojant pintuku ir monofilamento, nes ant monofilamento tikrai žymiai mažiau žolių stoja. Tai yra net nepalyginamai. Nuslysta greičiausiai. Nes nuslysta labai daug. Tai va, tai, ok, dėl pavadėlinių valų. Mano, kaip sakant, mylimų Kiksilo, ar turite kažkokių tai prieštaravimų man? Neblogas valas. Bet šiaip jau toksai. Toksai, žinai. Naudojame ir mes tą patį, taipogi naudoju dar porą variantų, bet pagrindinis taip, turbūt pasitikėjimo. Bent jau mažų diametrų, labai geri laikymai. Streamas dar neblogas, jeigu abrazyvai labiau nori, kad laikytų ir lūpiai būtų toks truputėlį kitesnis, o visa kita tai tik bandymai. Skirvytai. Kokius diametrus naudoji pavadėlis, plus minus, dažniausiai? 0,14,8. Pamiršau, kada mažesnį ryšiausi. 0,12 nelabai? Ne. Aš vieną kartą kažkaip bandžiau pažiūrėti. Šiaip mes buvom vienam tandemui su Tadu dalyvavom, tada čia valą gavom visą kitą laiko labai gerai, 0,10, ten 2 kg kažkas ten tokio ir panašiai. Ai, čia tas blizgantis su blizgučiais buvo. Prisirišom visą kitą 0,10, kai ten vienas karštis leistas, antras karštis leistas, trečias, ketvirtas. Taip. Tai paskui supratom, kad tam karščiai yra visiškai vienodai, iš tikrųjų, koks ten storio valas. Ten rankos kreivas buvo. Ir tas gali būti. Bet jo, tas valas, aš atsimenu, tarsi, kad buvo, kai partija buvo viena gera kažkokia, paskui buvo negera, tai žodžiu jo, ten galbūt su to. Ten laikomas tikrai buvo jo geras iš tikrųjų, bet kas tada atsitiko iš tikrųjų? Gal valas, tas valiukas pasižeisdavo, tas pačius kriuklynus, ir akmenės, neįsivaizduoju, bet tikrai daug buvo tų žuvies nuėjimų. Sutinku. O skirvytai, kaip mes žinom, netrūksta nei akmenuko, nei kriauklyčio, nei senelių ar parandžių iš šeryklų kitų. O, kiek ištrauktų tų šeryklų. Aš manau, kad ten pagal parandę pasiplaukys, ten 3 metus nereikėtų visai Lietuvai pirkti šeryklų skirvytai. Jo, aš irgi kažkaip bandė žvejoti ir su 0,12 tikrai, bet, kada didelė žuvis, kada kimba, nelabai norisi juos leisti. O kad kibimas kažko skirtus, tikrai aš nepastebėjau, nes jeigu to žuvies yra, tai jinai kimba yra. Tai kad ir rūpi ta žuvis, vis tiek jinai turi vieną progą pagriebti tą tavo masalą. Jinai nežiūri, kokią ten storę pavadėlės. Taip. Ne tik, žiūrėjo, kažkur tai nepriplaukė, paragavo, pažiūrėjo, kažką tai pavėtė, čia vieną progą, jeigu tu nepagriebsi, pagriebs kitą žuvį. Arba tu nieko nevalgai šiandien, arba kandikas yra. Gerai, o tarkime, su 0,14, ar ne, tarkim, žvejojant, pavyzdžiui, pavadėlių, feeder gama. Kokį naudojate ir aplamai preferencijos dėl jos? Reikia feeder gamo ar nereikia skirvyti? Reikalingas. Tikrai naudoju tikrai feeder gamą. Storis 0,8. Jo, storesnė nelabai reikėdavo, man kažkaip planesnė ir kažkaip nebandėm. Planesnis per daug tempėsi. Vietuką, žinokit, bandžiau, iki neblogai visai. Vienetuką? Bet tas storas labai. Žinau, fainai. Ten nieks nežiūri, gido. Taigi numeti ir stveria ir viskas. Aha, kokį naudoji feeder gamą? Flagmaną. Naudoju tokį kristalinį baltą. Jeigu yra kažkoks standartinis produktas, ar ne, ir visi naudoja, tai taduks nenaudoja, suprantate? Visi naudoja juodą, kaip ir aš, ta prasme, esi naudoja vienintelis baltą. Aš irgi juodą naudoju. Tadukas suras, ką naudot kito, žodžiu. Kad nebūtų vienodam. Taip, kad būtų išskirtinio. Ok, o tarkime, kaip tas vadinasi plastmasiukas prie feeder gamo? Tai stiklinis rutuliukas, karoliukas gaunasi. Karoliukas. Kur karoliukas perkat?
toj pačioj siuvimo prekių parduotuvėje kaip ir Nesiskiria. Bet reikia iš tikrųjų jas pasirinkti. Visą, Stiklinis. ta prasme, yra vieni kalibruoti čekiški, ta prasme, jie skaitasi, jie biški brangesni ir yra nekalibruoti. Tai tas, kur kalibruotas, jisai labai gražiai visas yra apdirbtas ir jisai niekada nepjauna nieko. Teko bandyti tos kitus kampuotus, tai žiūrėk, tai vieną kartą nupjovė, tai antrą kartą nupjovė, tai iš karto visus tiesiog išmečiau. Aš žinok, turiu tokį maišą nusipirkęs, Bet tu nemeluosiu. ten tų blogų esi prisipirkęs. Labai gerų, labai gerų. Aš atsimenu, aš Visi nusipirkau tuos pačius, kur man pirmą kartą, kada aš dalyvau čempionate Lietuvos, man įbėrė Korsakas iš savęs, žinai, nu, ta prasme, jis atėjo, sakau, ta prasme, gal turit kažkas, o Korsakas sako, jo, turiu. Ir įbėrė. Ir aš jas naudojau, aš turiu aną sezoną tik išnaudojau jas. Na, ta prasme, aš jas dabar labai reikia pirkti saugojau, tokį maišą, ne? o aš dabar visą tą maišą. Bet žinai, kame esmė su to maišu, kad tu ten pasižiūri ir jų ten visokiausiai yra. Yra pailgų, žinai, tipo, yra ten tipo su nupjautu Va, dėl to kažkokiu sakau, kampu, šitie nėra, nes reikia atsirinkti. Tie, kur yra kalibruoti, tai jie yra visi vienodi, apvalūs ir išdirbti. Aš tų neradau turbūt. Net ten Tai gal ieškojau. brangesnis buvo, tai nenorėjau pirkti. Aišku, tai tarsi aš ten 7 eurus suplovau. Jokavau. Bet žodžiu, jo, tai kalibruoti galbūt tavo kiekis mažesnis jau. Ne, tai kiekis tas pas yra, bet, ta prasme, nu... Visi normalus, tipo? Visi O normalūs. jeigu surasi blogą? Galėsi pasiimti. Į maišelį savo. Į vaišelį savo. Ok, gerai. Tai valai, tada, kabliukai. Taduko tema. Sutiksi, kad taduko tema? Aš irgi taip galvoju, kad... Nes jeigu komandoje yra klausimai apie kablius, tai... Bet testuojam visi. Kaip? Bet testuojam visi tos Taip, testuojam visi, bet, kaip sakant, R&D skyrius, Research and Development, tyrimai ir kaip čia dabar, nu, ir kiti dalykai. Jo, dažniausiai ant taduko, tai reiškia, Tadas pas mus ne tik, kad atsakingas, jo niekas nepaskyrė, bet turbūt jis pats pasiskyrė, kad jisai žiūri visose rinkose, ką ten galima būtų atvežti į Lietuvą naują. Norėjau šitą darbą imtis. Taip. Ir ką galima atsivežti, ko dar galbūt parduotuvės kai kurios neturi, žodžiu, ir tokiu būdu mes pradėjom naudoti japonišką gamakatsu. Taip. Tai papasakok aplamai, iš kur pas tave noras toksai eksperimentuoti su tais kabliais. Mes jau uždysam kaitalios. Kiekvieną sezoną naujų kablių reikia pirkti. Nu gerai, Nereikia, jokau. Man jau tokia Ne, buvo, pas mane irgi, žinai. Palaukit, žiūrėkit, čia sustinkis taduko ir išvažiuoja su kabliuku 10 pakelių. Tai va čia kiekvieną kartą, o įsivaizduojat, kaip mes dažnai matomės, tavęs aš pas mane irgi tų kabliukų. Va tiek va. Nepasakok, prisidavinėk. Nepriduosiu. Nieko informacijos paslapčių negalima išduoti. Ne, iš tikrųjų su kabliais norėjusi kažko kito, nes atsibodo, tai vienus tai kitus pasibandai, kažkokie neveikimai jų būna, kaip sakoma, tai nulūžta, tai nekerta, užsidedi naują parištą kablį ir jis tau musės lervos nepradurė pilvo, tai tada tenka 3 pavadėlius pakeisti naujus visiškai, tiesiog kol surandi durinti kablį. Tai norėjau kažko naujo, pasiieškau rinkose, pasidomėjau tose pačiose Ukrainos forumuose, ten irgi yra rašyta. Tai žiūriu, kad kažkas naudoja gamakatsu, tai teko pasiieškoti prieimo prie rinkos ir susiradau. Po vieną, po kitą modelį prasitestavom, pasižiūrėjom, radom tinkamus ir va dabar naudojam. Ar yra paslaptis tinkami kabliai skirvyti, ar čia vieša paslaptis ir galim pasidalinti? Nu, kaip Kiekvienam savo iš tikrųjų tas kablys, ne, tai... Žinok, yra žmonės, kurie tikrai, kuriems veikia tie kabliai, o kuriems neveikia. Tai vat yra modeliai, duodi žmogui, atrodo, viskas tvarkoja, jam viskas veikia, o kitas žmogus pasiėmęs tą patį modelį, nu, sako, ne, jis neveikia, kažkoks netoks. Arba yra kabliukas, su kuriuo pagauni 54 ar 3 kg karščių išskirvyti ir užfiksuoja Lietuvos rekordą. Su tais pačiais japonų kabliais. Taip. Tai išduok tą paslaptį. Tas patį kablį naudojam, man atrodo. Tas pats pas tave kišenė, man atrodo, buvo, kurį aš tau įdaviau. Čia šitas. Taip. Užrašas labai nuostabus, tai Va, paskaitykite. Andrius paskaitys išverstinai, kas parašyta. Galite kreiptis, Tikiuosi, matosi. kalbos vertėją. Jo, 7 numeris, man kažkaip jie, nu, aš nežinau, labai prilipo, tikrai. Taip. Ir man jie, žinai, panašus, nu, gerai, iš toli
panašus. Kažkada į Varivos kablius, tokie bordiniai buvo, ir žiauriai gerai buvo, tik tai jie labai šypo greitai. O šitie nešimpa. O šitie yra visai kitas dalykas. Prasme, jeigu iš pavadėlinės panaudoji 3 kablius pagal paskirtį, kai žuvį trauki ir ar nutrauksi pavadėlį ar kažką, tai visus kitus turbūt dažniausiai susegi į rūbus. Arba į stalus, markyzės ir panašiai. Kaip rodo pasaką. Jo, yra girdėjęs tos, teko žmonėms į pirštus įsisekti ir į ligoninę važiuoti, nes neišeina ištraukti. Aš prisimenu vieną istoriją, kai mes buvom su Tadu Elblagė, žinai, tai mums Tomas Lytis sako, žinai, sako, man reikia biškį, sako, laiko įsivažiuoti į varžybas. Nu, tai sako, koks pusvalandukas, sako, kaip 5-7 kabliai, sako, ant manęs kabo, sako, tada įsivažiuoju normaliai, viskas būna. Nu, tai va, tai eglutės iš kablių būna, tai jo, o įsisegimo, tai taip, žiauriai nefainos istorijos. Porą kartą esu įsisegęs, kažkaip nelabai. Aš jau stengiuosi su jais atsargiau. Aš jau įpratau ištraukinėti. Ne, jau žiūri, tarkim, šiaip labai gerai dalykas, tas pasimato, kad gaudai smulkiai labai žuvį ir dažniausiai tai jie gaudai į delną. Kabliukas kai išlindęs, tai va čia būna viskas subadyta. Taip. Ta prasme, oda, kaip nežinau, kaip koks ežiukas pasidariusi, tenai skilučių pilna, ten ta prasme, grįžti kokius darbus žiūri, kad ten ta ranka baisi net visą pasidariusi. Nu, labai tokia. Tipo, taip, tai nebaisi. Okay. Sunku su tai. Gerai, tai pala, tai mes galim pasakyti modelį. Kokie? Čia... Taip, tai čia Nano Amago yra. Nano Amago. Ok, Nano Amago 7. Nano Yamaha dar visai gerai irgi toksai. Yra ten tų modelių, tikrai reikės atsirinkinėti. Man turbūt jau 3 metus gal turbūt testuojam šitus visus kablius. 3 sezonas gal bus. Taip. Man asmeniškai dar veikia labai neblogai Maverio Katanas 1905. Juodi kažkodėl kabliai veikia geriau, ta prasme, negu blizgus. Nuo modelių priklauso. Jo, galimai. Tai va, šitas modelis man labai patinka ir Kauno Marių. Bet jis geras, teisingas kablys, iš tikrųjų klasikinis. Klasikinis toksai. Taip. Ten nieko nepribursi. Ir Gamakatsu Japonų yra vienas kablys panašus. Ito Yamame. Taip, Ito Yamame, taip. Nu, Vienas prie vieno pavadinimas, jis išmoko pavadinimus, taip paniškus, ta prasme. Aš dar yra vienas europietiškas geras kablys, ten tikrai negalima jo peikti. Kokį? Avienas. Avienas, taip, Gamakatsu. Tai manau tikrai ne vienas esam gaudami ir iki šiol dar turbūt turim ten asortimentą šitą kablį, tai kartais neveikia kažkoks kitas kablys, avienas būna suveikia ten. Bet kabliai labai asmeniškai iš tikrųjų. Ja, tai... Labai Tadai asmeniška. Čia mes prisiminėm istoriją Elblagę, kada tarsi Taza, šitie kabliai kerta nubelė kaip davė man neveikia. Man kabliai puikiai dirba, tarsi aš ten kaifuoju, taip toliau, daug, sako, gaidys kablys, kad nieko nedirba, daug kokį kitą, žinai. Nu, žodžiu, ar ten pasirenka savo. Bet vis tiek suradom. Jo, suradom, viskas švarkoju. Tai Elblagė linkėjimai Silver Raučui, flagmano kabliui. 12-ukai, belė koks kablys iš tiesų ir jo, jeigu gaudant plakį, turbūt rasime vienas iš variantų, kurį gali naudoti. Be japoniškų Gamakatsu. Faktas, tadukai, faktas. Taip. Tai va, gerai, tai apie kablius tiek, pakalbame apie šėryklas. Kokie šėryklas dažniausiai naudojate skirvytėje? Lauri, ką tu? Šiaip labai pamėgęs esu raguotas šėryklas. Jų dažniausiai reikia mažesnį svorį negu klasikinių šėryklų, ar ten su dantukais kažkokiais. Tai jeigu taip įskrinant modelius, tai vienas mėgstamiausių yra Prestono šėryklų raguotų. Gerai kyla, turis irgi neblogas jos yra. Turi savo niuansų, tokių savo pliusų, savo minusų, bet kažkaip tai man viskas su jomis yra labai gerai. Nelabai iš tikrųjų ką daugiau kaitalioju, nes ten nelabai kada būna ir reikia. Nebuvo taip, kad suspaudinėjant šėryklą išlystų? Buvo ir ne vienas atvejis, dažniausiai spaudi jauką ir taip, viskas. Tai šitą problemą įsisprendžia labai paprastai, pasiemam izoliacijas, per vidurį finiuojam, turim pusiau uždarą šėryklą, kur galima į vidų bet ko pridėti, tarkim, košės ir panašiai. Ir viskas, bėdos nebėra. Mano košės. Taip, mano košės, grikių košės, tenai. Perlynės, nu kaip užėjau. Galima iš karto ryžį dėti, kad sušis gautųsi ten apačioje vandenį. Čia atskirų tema. Ok, be Prestono, ką dar išskirti? Nes man asmeniškai, tai yra numeris 1, man asmeniškai yra Vismas. Tai yra tų gamintojų, ta prasme, tie lietuvių irgi, ta prasme, gerai. Jo, ir dėl kilimo ir taip toliau. Vismas šėryklos jos irgi yra teisingai padarytos. Ne tik tas modelis, ir kitų modelių ten turi. Deglutės tas vadinamas, ar ne? Jo, ten ir su dantukais, su visais, ten, ta prasme, nu, ten viskas yra tikrai gerai iš tikrųjų. Aš paslaptį išduosiu, dabar visą man gamina
ir 60 gramų šėriklėlės su ragais. Tai žodžiu, turėkite omenyje. Nežinau, manau, kad kažkur tai turės pasirodyti, nes jau mačiau, kad lygiai. Yra dar ir yra to, ta pati irgi tenai daro dabar tas šėryklas tokias. Su ragais? Jo, tai tų gamintojų vis tiek per metus laiko atsiranda tikrai nemažai. Jeigu be ragų, taurose, kokias šėriklėlės teko naudoti? Nysa. Nysa. Turbūt viena geriausia kylančių šėryklų. Ir šiaip laikančių srovę. Bet jos mažesnės dažniausiai būna tokios, Yra kada didesnės jauko srovės. iš tikrųjų per daug nereikia, tai jos gerai yra. Taip, Didesnė turi tikrai. Ir jos, bet ten berods yra 9 ir 120 gramų, kažkaip daugiau Daugiau ne... 140 mėneklius. 100 kem dar? Jo, yra. Ok. Tai labai gerai tada. Jo, tada visiems... Aišku, labai daug kas priklauso nuo pačios srovės, jeigu ten ta srovė yra milžiniška, nu kitą kartą gali tekti pats, kai sakai, su bionikais mėtė, tai ten turbūt 108 gramų šėryklos. Oi taip. Ir dar turbūt svarelis apklijuotas. Jo, teko... Čia irgi atskira istorija. Jo, čia atskira istorija. Kai teko vieną čempionatą etapo metu pirktis automobilių padangų balansavimo svarelius ir juos klijuotis ant šėryklom. Nu tai jo, ten, kaip sakė kolegos, pakrantą vaikščiojo ir ieškojo tų. Aš atsimenu, vieną kartą man reikėjo irgi tai pasidaryti pažaislį, tada atsimenu, dalyvavom varžybose. Kažkaip srovė tą neša visą kitą, Windowsiuką 75 gramų, dar švinukų iki 90 gramų, davarėm vienu žodžiu. Tai, o Jėzus kaip metė gerai tą kulką. Skriejo normaliai? Ne tas žodis. Bet jūs į vidų įdėjote, tipo? Taip, į vidų, ta prasme, tas yra, kur šitas švinukas, ta prasme, tas pralinkęs, tai va ten užklijavom. Ir tada mėtėm, ir ta šėrykla tada kaip tik stovėjo ir ta žuvis ėmė, ten viskas buvo labai gerai iš tikrųjų, bet 70 gal ten 6 ar 80 metrų metimas ir dar va tai va, atiduok meškerę, kotas. Dabar jau pasiruošę turim kitokį. Kur nereikia. Švinuklijo. Nu, bet tada reikėjo kažkaip įsūtis iš tas situacijas iš tikrųjų ir kad laimėt, nu, viską prisigalvoja. Aš atsimenu vienas kirvytės tandemas Starfishą, kur mes 4 baigiam. Tai tenka kartais panaudoti ir šeriminių šėryklų, sakykime. Jo. Ir ypatingai, jeigu gaudai iš nedidelio atstumo, ten, kur, nu, žinai, kad nebus stipraus kelio nuklydimo to šėryklo, žinai, nusileidimo ant dugno, tai tikrai ar tekia jums naudoti? Jo, man irgi yra tekę toks, tik prasme, tarkim, paėmus tūrių, tai turbūt būtų 2 presino šėryklos telpa į vieną. Tai va ten apie 60 ml jauko, bet klasikinė tipo šėrykla ten 80-100 gramų tokio va, svorio, tai va tokias taip, jo, pusišį jeigu reikia, ta prasme, ir labai gerai iš tikrųjų, nes vis tiek tas atstumas nebūna didelis, kaip ir pats sakai. Taip, ten paskutinį kartą turbūt 2-5 metrus maks, ta prasme, šėrimis. Ir šiaip iš tikrųjų Starfish'agi niekada praktiškai nebūna tos stiprios labai srovės, Ne, kad ten neštų ten 120 gramų raguotos šėryklos ir panašiai. Bet žinot, Hebra, ką aš atsimenu, kad aš paimu tą šėryklą, ten 100 gramų, tokio dydžio, ten dar turbūt jauko dar 100 gramų eina. Ir aš prikišu ir savo adrenalinu kalkalaidis, galvoju, taip, 100 gramų yra testas. Pabandysim nesulaužti ir galvoju, nu, tai pasilauž, ką dabar darysi, žinai, nesulūžo. Ne, jeigu protingai moki elgtis su kotais, iš tikrųjų, tai tas kotas tikrai atlaiko, jeigu tu ten iš jėgos viską mėsin, tai nieko nebus. Kotas tikrai neatlaikys. Taip. Ne, ten buvo, anksčiau, kai dažnai, atsargiai. Užvedė gražiai paleidė tą kotą. Taip. Ok, tai dabar be ragų aš matęs ne vieną kartą iš kažkur iš Lenkijos, žinai, dar veža šėryklų, tokio pakankamai didelio tūrio, tokio Browningo, man atrodo, apvalaus, ten tokio tarsi apvalio. Ne Browningo? Ne, iš kažkurios internetinės parduotuvės visi kolegos. Tokios pusiau Biškai nupjauto paplotas, valo. man atrodo. Taip. Ir ten irgi tokia, nu, pakankamai tokia... Didelio tūrio. Kojelės, ta prasme, jo ir didelės. 50 ml. Taip. Tai teko irgi su jam žvėti, tai tokia bomba. Ten, man rodos, tą šėryklą ir laivą išlaikytų, kaip vietoj inkaro. Ten yra reikalų. Tai žodžiu, visi prisigalvojo, aš dar atsimenu, buvo seniau tokios šėryklos, ten Klaipėdos regione berods gamino vienas meistras, kur... Nupjautas tokias, ne? Jo, kur tarasi nupjautas šiek tiek ir pats sietelis yra kažkaip, nu, ne kvadratais, o va tokiais, žinai, tipo, nu, nueina. Išpinimo... Taip. Jo. Jo, aš atsimenu. Taip. Aš dar buvau nusipirkęs 30 šėryklų, tokių radau, ten pas kažką užsivalioja, aš nusipirkau, irgi žiauriai fainas, man skirvytį. Aš buvau porą kartų ištraukęs skirvytį, tokias, vadinasi, klaipėdiečiai mėgsta, tikrai. Taip. Kažkada tikrai buvo topai, o dabar jau nebegamina, nežinau dėl ko, na, bet žodžiu. Ką galiu pasakyti. Ok, gerai, tai priejom prie
tokias vienas pagrindinių temų - jaukai. Tai Kokia plati tema. labai plati tema, pabandysime šiek tiek neišsiplėsti, bet plius minus, sakykime, galbūt pirmą klausimą tokį iš toliau užduosime, sakykime taip, kokiais jaukais dažniausiai gaudote jūs kolega ir šiaip komanda? Praeitą sezoną labai intensyviai naudojame sensaso jaukus. Šį sezoną taipogi tikimės naudoti juos. Kodėl tikitės? Naudosime. Na, tikimės, naudosime. tikrai, Aš manau. tikrai naudosim tos jaukus, nes jaukai yra tikrai geri. Taip. Ir turbūt seniausias gamintojas jaukų būtų Europoje, jeigu neklystu. Vienas iš seniausių. Jo, nes... Labiausiai žinomų turbūt. Na ir dar belgiški jaukai yra irgi tie, kurie tikrai žinomi, ten seni, tas pats VD iš tikrųjų tenai, tai... Bet mes su juo negaudom. Su VD negaudom, tiesiog iš VDA kai ką naudojom. Priedus. Jo, susipriedai Priedus. labai yra geri iš tikrųjų ten. Ir tikrai yra labai plati tokia plati gama iš tikrųjų tų priedų. Kad gali pasirinkti bet kokią kvapą, kada nori, bet kokiam vandenį, bet kokiam laikotarpį. Nu, viskas, ką reikia, gali pasimti. Okay. Aš nežinau, turbūt nėra kažkokio kito gamintojo, kuris turėtų tokią plačią sausų kvapų gamą. Aš irgi taip galvoju. Taip. Iš kitos pusės, Sensasas turbūt turi plačiausią gamą jaukų. Nu, tarasi tikrai, aš bent jau nemačiau kitų gamintojų, Ten tarasi, labai kad jie ten, jie tikrai turi labai daug ir labai daug disciplinų ir taip toliau ir panašiai. Ačiū labai Salmolitai už rėmimą to pačiu komandos. Jo, tai man iš tiesų asmeniškai aš gaudau savose žvejybose nemažai ir su čempu, bet aš labai mėgstu ir maišyti. Čempą ir Sensasą, tai man čempas ir Sensasas Tai jie kažkaip... nesipyksta tarpusavy. Labai, Ta prasme, labai galima fainai. tikrai drąsiai maišytis. Taip. Ir kažkada buvo videogi filmuotas mūsų, kai Linas irgi maišėsi. Jo, žvėjas, taip. Ir tą patį čempą su Sensasu. Super Ir tikrai yra buvo, berods kažkas. tikrai buvo super jaukas. Taip, tikrai. Tikrai super jaukas. Pagal konsistenciją ir taip toliau ir panašiai. Ką tu pats asmeniškai galbūt savo žvybose, sakykime, daugiau, arba ką naudoji iš principo savo žvybos? Ar visus jaukus, ar atsirinkęs kažkurios gamintojus, sakykime, su kuo daugiausiai? Pagrindė du gamintojai. Naudoju tai Čempą ir Sensasą. Dabar su Sensasu daugiau dirbu. Vis dėlto norisi atrasti tuos jaukus iš naujo, kuo dar nežinau, gal kažką įdomesnio surasiu. Ir daugiau su jais padaryti, plus naujų pozicijų. Žinau, kad Sensasas praeitais metais paleido, šiais metais vėl paleido naujų pozicijų. Gal turėsim jau. Jo, ir aš dar norėčiau pasakyti, kad iš Sensaso mes dar papildomai naudojam skystas aromas, ar ne? Ir dabar didesnius buteliukus ir mažesnius. Ir žodžiu, tikrai, na, jeigu dar nenaudojate, tai labai siūlyčiau išbandyti, nes tikrai gama yra didelė ir realiai visi praktiškai kvapai, kuriuos aš naudoju, tarsi Lietuvai jie veikia. Ir dar vienas dalykas, su kuriuos pagrindą yra padaryti, tai ir kartu pasaldina, tai iš tikrųjų jauka tai visą tai. Ir pasunkina to pačiu, ar ne? Ir jeigu apie skirvydę kalbant, pasunkinimas labai neblogai yra iš principo. Taip, ir labai iš tikrųjų platus tas pasirinkimas, bet kokį kvapą galima rasti. Jeigu, tarkim, VD turi sausų jaukų didelį pasirinkimą, tai Sensasas turi skystų. Taip. Priedų pasirinkimą labai didelį iš tikrųjų. Jo, ir dar teisingumo dėliai reikėtų pasakyti, kad sausus priedus naudojame ir Čempą, nes Čempą tikrai sausi priedai yra irgi, man asmeniškai, labai kokybiški. Bet reikia, ta prasme, reikia atsirinkti juos iš tikrųjų. Taip. Sensaso, Čempo sausi priedai, tai labiau koncentratai geresni. O tie maišeliuose, tai vis tiek VD turbūt stipriau. Taip, faktas. Jo. Čia turbūt nelabai reikia. Šis turbūt geriausias kvapas. Aš turiu dar iki šiol turbūt jau 15 pakuočių, žinai. Neliksas irgi gerai. Taip. Ok, gerai. Dabar aš gal paklausiu, kas dažniausiai jaukus maišo iš jūsų komandai? Abu. Visai komandai. Nu, Dėl to niekur nesugaudom. Sakykite, paklausiu taip truputį užvingiuotai. Kas skiria gerą jauko išmaišymą nuo labai gero jauko išmaišymo? Jūsų nuomonė. Tadukai. Blitz klausimas. Pasiruošę, neužrašyta. Reikia pagalvoti. Kuo skiriasi ar kas skiria? Kuo skiriasi geras ir labai geras jauko išmaišymas? Geras jauko išmaišymas, labai geras jauko išmaišymas, tai vis dėlto bus jaukas gerai išpurentas ir jį suspaudus išbirės ir užmetus į vandenį. Dažniausiai protestuoju, neišplauks į paviršių.
Kartais būna, Kartais būna, bet reikia pasitelkti fiziką, jeigu tu ateini į pakrantę, kai yra šalta, užsimaišai jauką ir šaltis vis dėlto sutraukia drėgmę, tai tas jaukas pradeda kilti viršų. Aš atsimenu, vieną kartą esu tikrai Kauno Mariose naudojęs, kad, tipo, taip, žinai, užsimaišiau jauką, viskas gerai, žinai, jau noriu pradėti žvejoti, galvoju, reikėjo įmesti į vandenį, visada įmeskite, beje, prieš žvejybą į vandenį pasižiūrėti, ar deplūkia, dėl viso pikto. Ir įmečiu žiūriu, plaukia. Jo, taip, tai dabar galvoju, arba perdėkinti, ką? Nerūdas buvo. Jaukas. Taip, panašiai turbūt ir buvo. Tai paėmiau tiesiog smėlę nuo priekrantę, žinai, ir įvaišiau į jauką, puikiausiai skęsta. Viskas, jo, jokių problemų. Tai žodžiu, bet ten sunkina, aišku, ten priklauso kas kaip, vieni tiesiog vandenį papildomai, ta prasme, drėkina ir tada pasunkina, kiti ten deda ten dar kažkokius, ar TTX prisigalvoja, dėti ten dar, nu žodžiu, yra labai daug metodikų. Tai gerai, tai išpurentas ir tiesiog gerai atiduoda jauką, ar ne? Taip. Ar gerai atiduoda jauką, ar per tiek, kiek tau reikia atiduoda jauką? Per tiek, kiek man reikia, realiai aš koreguoju tai su jo suspaudimu. Okay. Taip. Jeigu tu normaliai suspaudai, net ne per stipriai ir tau jis nusileidus realiai pradeda ir, tai vadinasi geras jau. Taip. Jeigu tu jį perspausi ir jis stovės tam vandenin, tai tada negerai. Tada nedaug jauko reikia, Tai paskui ilgam ant 5 žmonių. Liaudiškai jauko įsimaišai tenai, ten kur 50 šėrykla ta pati su to pačiu jauko. Tai... Jo, ir šiaip, ar ne, tarkim, kai gaudam, tarkim, jeigu išlaukimas didesnis, turbūt daugiau suspaudžiame, kad lėčiau tą jauką davinėtų po truputį, žodžiu, turėtų jam ilgiau laiko palaukti to kibimo ir taip toliau ir panašiai, ir ten, jo, yra visi šitie dalykai. Tai, žodžiu, abudu jaukus maišote, aš irgi tiek ir prisimenu, ta prasme, kad kažkaip... Paduodavai jaukus ir eidavai miegot. Vakar mes atsimenam. O mes maišydavom. Ir paskui tokiom akim kitą dieną žvėjoja, žinai. Šiandienas kambarį. Kitas klausimas. Skirvytėje jaukas maišyti iš vakaro ryte? Ir kodėl? Dabar iš tikrųjų einam į kompromisą ir galvojam ir tą bandom. Anksčiau visada maišydom iš vakaro iš tikrųjų jauką. Jis būdavo toks tikrai sunkesnis, bet dabar testuojame ir iš ryto maišytą jauką, kas geriau saveikinėjo. Kartais pasidarom, tarkim, iš vakaro susimaišom ten 1-2 kokius maišymus padarom, tos drėkinimus, nu kaip klubėtis vienas pasakytų, čakras atidarom jauką ir paskui ant rytojus dasimaišom viską. Tai vat ir testuojamas, kas yra geriau. Tai manau ir šį sezoną iš tikrųjų bus ir bandysim ir iš vakaro maišytą jauką, ir iš ryto maišytą jauką. Bent porą užmaišymų darysim, vis tiek, manau, iš vakaro. Nu, galbūt, ta prasme, ten ar vieną kokį maišymą, kad, ta prasme, tas įsigertų biškai kažkiek to vandens. Tai vat, testuosim, bandysim, bet anksčiau visada būdavo iš vakaro maišymas. O kiek drėkinimų viso darot? Dažniausiai? Dažniausiai 3-4 išeitų iš tikrųjų, nes pirmasis tiesiog yra su drėkinė jauka. Antras tenai jau biškai daugiau paduodė vandens, vėl sugeria vandenį, tada trečias, ketvirtas. Kuriuo pilimu dedate tiek sausas, tiek skystas aromas, kada įmaišote jauką? Jeigu jos yra reikalingos, tai dažniausiai būna ties paskutiniu maišymu. O sausas iš karto? Iš karto. Iš karto, ar bet tiesiog pasiliekam pasikamščiuoti biškai šėryklos. Taip, bet ar jeigu tai kalbam apie jauką ir kad jaukia būtų, tai tada jo, turbūt... Sausas vis tiek, ta prasme, susiriša, persimaišo pastovi ten. Taip. Ir prie tų dalelių prilimpo to paties jaukos, sudrėksiu jas ir geriausia iš karto maišyti. Jo, o skystas aromas tai turbūt dėl to, kad rasi tiesiog jauko paviršyje, ale kiekvieno grūdelio, ta prasme, būtų tas aromatas, ar ne, kuris, ta prasme, yra... Ir ne tik, ta prasme, nes jeigu užpilsim sauso jauko, ten tas cukraus pagrindų pagaminta aroma, tai ten bus aplips ir paskui nesugers to paties vandens. Tai vis tiek tai atidarys. Sutinku. Ir dėl to. Taip. Good. Blitz klausimas jums. Receptas skirvytei dabar. Ką mes turime šiandieną, 11 ar 12 balandžio? Nu, tegul bus... Balandžio 1 davai. Pavėluosime. Žodžiu, šiandien balandžio 12 berods. O gal ir ne, o gal ir 11. 11, atsiprašau. Tai 11. Tadukai, tavo receptas. Mano receptas. Sensaso Riviera paimsiu Sensaso Super Black Tangą kokį. Ok, įdomus pasirinkimas, kodėl tangas? Žolinių pagrindų, truputėlį tokiu metu. Ar ne per lengvas išsives? Rivieras pakankamai gerai užsunkins, Okay. aš manau. Ir iš aromatikų tai sudrėkinčiau gal sirupų, kurio
pasižiūrėti tokiu šokolado gal pusės labiau. Ok. Ar per sietelį leistum? Upiai, ne. Neleistum. Skirvyti neleisčiau. Ok, gerai. Jeigu pats savo nevaržybos. Varžybos Jo, neleisčiau. aš supratau. Taip. Aha, tu? Aš kažką tai turbūt reikia panašus, galbūt pasiimčiau tada Super Black Bremes su Grossgarden, nes Grossgardenas yra legenda, iš tikrųjų, jis veikia visada. Iš aromatikos, tai galbūt tą patį Super Black Brasimą susipilčiau, iš tikrųjų, tai ganėtinai saldus kvapas, tai manau būtų tikrai labai gerai. Jo, aš Super Blacką irgi tikrai naudočiau. Sensaso. Naudočiau turbūt Champo Wonder Blacko kokį kilą ir kilą Sensaso Riviera. Toksai vat būtų universalesnis, sakykime, jaukas, tinkantis ir viena ir kitai žuviai, manau, kad kažką priviliot. Okay. Dabar daug to žuvies iš tikrųjų ir to karščio yra ir kuojas. Labai mačiau daug, ta prasme, žmonių dabar gaudo tą karštį, nes prieš nerštą jis tikrai kimba. Iš tikrųjų, vat, greitai bus draudimas, tai nebevažiuokite po ateinančio savaitgalio, ne po šito, po kito savaitgalio į Skirvytę gaudyti karštį, nes galite tikrai baudą gauti. Tikrai taip. O aš rytoj turbūt važiuosiu į Skirvytę pagaudyti karšių. Tai pažiūrėsime, Bet kaip jie kibs. turėjai šiandien išvažiuoti vakare. Ai, nes vietų nebus, sakai? Taip, visi iš vakaro užsiema vietas jau. Nu, tai pažiūrėsim. Bet čia gal savaitgalį iš tikrųjų. Jo. Tai žodžiu, apie jaukus turbūt irgi plius minus pašnekėjom, ar ne? Ir turbūt paskutinis klausimas galbūt dėl išvažiuojamųjų, reiškiasi, į užsienį žvejybų. Tai kokia klubo galbūt politika ir kokia komandos politika, nes mes su Taduku jau šiais metais buvom, ar ne, tandeme viename, ir jame dalyvavo dar iš mūsų klubo dar 2 komandos, tai reiškia viso 3 komandos dalyvavo klube iš klubo ir tikrai klube turim labai gerą sąlygą, sakykime taip, važiuoti į užsienį pažvėjoti. Kaip komanda, ar neplanuojate kartu su komanda kažkur išvažiuoti, tarkime, pažvėjoti kokias kitas svečias šalis? Šiais metais. Čia visada mes priėmų tokius dalykus, bet tarkim, tas jeigu varžybos kokioje Lenkijoje, kaip pavyzdys, tarkim, padarė pavasarį, dabar sekančias greičiausiai bus kokios ne gruodžio, lapkričio mėnesį, tai jau žiūri į orus, iš tikrųjų žiūri, ar to žuvies yra, tai ir tada galvoja, ar nori, ar nenori važiuoti, bet visada už esant tokius dalykus. Tai manau, gal kitais metais reikės vėl pavasarį turbūt važiuoti ten į Lenkiją. Jau dabar važiuosi? Aš jau dabar jau, sakiau, irgi važiuosiu, nes kai ten plakių prigaudė visi, tai taip įsimaniau. Iš tikrųjų, šiais metais tai truputį susipyko dėl klubo varžybų, tai mes, kadangi lojaliai važiuojam didžioji dalis į klubo varžybas, tai vyksta tuo pat metu tą patį savaitgalį Latvijoje varžybos. Bet ten klubinis, tokias po 3-4 žmonės. 4 žmonės, man taip, atrodo kažkas tokio, bet ten jau kiti važiuoja. Ir ten labai fainas telkinys irgi, Latvijoje. Ten lygiai kaip jau Skirvytė Kaip Kauno Marios, jo. Oi, net nepalyginami dalykai, tikrai. Grossgardonai. Taip, tikrai. Tai ačiū labai, dėl Grossgardono, tai dar kartą primenu, kad paskutinį balandžio savaitgalį laukiame visų Grossgardonų varžybose. Aš turbūt norėčiau tik tai padrasinti tuos, kurie dar nėra dalyvavę aplamai varžybose, kad tikrai pagalvokite, sudalyvaukite. Aš manau, jog vis tiek toks bendraminčių susirinkimas, apstus didelis, jis tikrai duoda labai daug ir patirties visų pirma, ir bičiulių atsiranda, reiškia, su kuriais galima po to bendrauti apie žvejybas, ar važiuoti kartu į žvejybas, žvejoti, semtis patirties ir tada galbūt dalyvauti ir kitose varžybose, ar ne. Tai paskutinis žodis, kolegos, palinkėjimas žiūrovui. Laurinai. Palinkėjimas pasiekti Žvejo Tribūnos puslapį Facebook'e, pasiekti Žvejo Tribūnos Feeder Team 2 puslapį. Ten pamatysite daug labai, iš tikrųjų, visokiausios informacijos, ką mes darome, kaip mes gyvename, ką mes maišomės ten. Tikrai be jokių paslapčių visko dalinamės. Pasiekti taip pat ir Survival parduotuvę. Būtinai. Ir nepamirškite Žvejo Svajonės YouTube puslapį pasiekti. Galbūt dauguma jau pasiekite, bet vis dar yra procentas nemažas, kuris nepasiekė. Tai žodžiu, laikas ir sekam. O to? Linkiu pažvejot gerai ir atsipalaiduot šiais metais ir pagaut daug. Tikrai taip. Sezonas tik tai prasideda, sakykime, ar ne, ir visas sezonas dar laukia.
Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot ir prisijungėt su mumis šiame podcast'e. Žiūrėsim, kaip seksis, kokie bus atsišaukimai iš tų, kurie žiūrėjo. Tikrai komentuokite, jeigu manote, kad tokio pobūdžio turinio galėtų būti daugiau. O mes su mielu noru su jumis dalinsimės ir susitiksime kituose podcastuose. Iki. Iki savo.